Šiandieną filmuke pamatysite mano spintos reviziją, mano geriausius tipsus, kaip susitvarkyti spintą ir tiesiog motivaciją jums atsinaujinti savo spintą rudeniui žiemai. Pirmiausia, pasiėmame vandens ar arbatos. Aš iš tikrųjų pasidarau pusę arbatos ir dasipilu šalto vandens, nes man šalta gerti vandenį. Ir be to aš nemėgstu vandens skonio, tai ta arbata priduoda tą skonį ir aš daugiau vandens tiesiog išgeriu gerdama arbatą, ne vandenį. Susitinkame mano kambarį. Kaip matote, aš jau turiu milijoną pakabų. Kai nusipirkom šios namus, mes padarėme tokius kelis sprendimus neįprastus. Dalykai, kurie buvo problemos mūsų kitose namuose, mes tengiamės jas pakeisti. Ir viena iš tų problemų, didžiausia problema buvo ta, kad mes su vyru daliname spintom. Ir daugiausiai porų dalinasi spintom ir jokios problemos nebūna. Mes turime IKEA spintą, ką ir dabar turime, nes mums labai patiko visi tie skiriukai, stalčiukai ir taip toliau. Ir šiuose namuose kartuojam tą pačią sistemą. Tik tais problema buvo ta, kad mes nemokame dalintis erdvę. Anuose namuose daliname spintą per pusę, bet tai buvo nelabai sąžininga, nes jo pusė buvo pustuštė, o mano neužsidarė, nes buvo per daug visko. Tada aš perėjau truputėlį link jo spintos ir taip pradėjau užgrobti po truputį jo spintą. Mes pykdavomės, nes jis nesitvarkom, nukrenta koks paltas, jis jo nepakeli ir tenai sukrenta visi dalykai ir nebeužsidaro tą spintą. Vienu žodžiu, šiuose namuose nusprendėme, kad mums reikia atskirų spintų ir pagal išdėstymą namų mes taip ir padarėme ir dabar miegamajame turiu aš savo didžiulę spintą, o jis turi savo spintą savo ofise. Ir mums tai tinka puikiai, nes jis skalbė savo drabužius atskirai, aš skalbiu savo ir kai reikia išdėlioti, nereikia ten atrinkinėti kas kieno. Siaubingai pasiteisina ta sistema, nes pagrindiniai pykčiai namuose būdavo dėl spintos, nes tenais, tos duris važinėjančias neužsidarydavo. Aš esu tas žmogus, kad jeigu kokią spintelę dara ar ten kokią lentyną dara, mane tai labai nervuoja, o jam tai netrukdo. Ir nuolatos ta spinta neužsidarydavo pilnai, būdavo arba tarpiukas, arba dar kažkas. Tai vat išsprendėme šią problemą. Aš pasidariau taip, kad turėčiau tokį mini kampelį, kur yra mano spinta, mano rankinukai, mano kosmetikos staliukas, toksai savo walk-in wardrobe. Turėčiau daryti visai kitus darbus, bet nusprendžiu šiandien susitvarkyti savo spintą. Noriu nusikelti rudeninius drabužius, paslėpti vasarinius ir planavau tai prieš 2 savaitės, bet pas mus buvo atšilimas. Tai nukėliau tai truputėlį vėliau, tai va dabar atėjo ši diena, kai aš sugalvojau truputėlį pirmiausia susitvarkyti spintą, sumažinti viską ir tada aš jau galėsiu išsitraukti savo rudeninius drabužius ir pažiūrėti, kas tenais gero. Taip atrodo mano spinta, tai rankšluosčiai, o tenais yra rudeniniai drabužiai. Šią dalį jau dabar tvarkausi, ten dar nebuvau lindusi, šią susitvarkiau, tai labai sumažinau kelnes, tai dabar atliko tiek pas mane tų kelnių ir čia yra fainas tokios pakabos, kur gali pakabinti 3 daiktus ant vienos pakabos. Tada yra Kuzminskaitės timpos ir sijonas, to sijoną nesu užsimovus ir galvoju mesti nemesinu, bet gal kada nors. Tai dar pasilikau, nes vienintelis mano sijonas spintoje, aš neturiu sijono. Visas maikės ir bliskutės, tai kaip aš suorganizavau jas. Kabos turiu tokias ant šlikučių maikutės, tada čia sportinės, tada paprastos trumpom rankovėm, tada einame prie ilgom rankovėm, golfiukai ir tada marškiniai ir visokios bliskutės. Čia turiu vasarinių drabužių, bet aš galvoju, kai kuriuos pasiliksiu, nes aš juos kartais nešioju ir žiemą. Ir dar čia turiu porą maikių, kurias reikia pasimatuoti. Ir čia jau atidėjau vasarinius drabužius ir čia yra mano pakabos, kur liko, tai nežinau. Atrodo truputėlį jų per daug. Kampą metu drabužius, kur mesiu lauką, kur jūs sunešioti. Tada čia į labdarą. Aš tvarkausi spintą 2 kartus į metus, kai keičiu rudeninius ir žieminius drabužius. Šiaip mes gyvename Airijoje, to daryti kaip ir nereiktų, nes vienas sezonas praktiškai toksai pilkas ruduo. Bet aš darau 2 kartus į metus ir tada viską peržiūriu. Tai ką tą pusmetį neapsimoviau, matuojuosi dar kartą ir galvoju, kodėl aš neapsimoviau. Yra toks triukas, kad kai tvarkaisi spintą, sudėdi visas pakabas į vieną pusę ir kai maunėsi drabužius, kuriuos apsimovi, grąžini tą pusę. Ir po kažkiek laiko tu matai, kuo tu nesimauni. Ir tada gali atiduoti, išmesti, parduoti. Tai va irgi toksai neblogas triukas, bet aš tiesiog prisimenu, ką aš nešioju, ką aš ne. Aš dažniausiai turiu 4 kokius drabužius, kuriuos nešioju iki sunešiojimo ir tada metu lauk. O tie kiti tokie būna, užpildyti spintai. Ir galėtų jų iš tikrųjų kaip ir nebūti. Pavyzdžiui, šie marškiniai aš jų neužsimovau vasarą, bet aš žinau, kodėl jų neužsimovau vasarą, nes man jie visai ne vasariški, jie turi tokį rudenišką printą. Tai aš juos vėl kabinsiu į spintą ir pasiliksiu dar. Ar turiu tokią bliuskutę, irgi jos neužsimovau vasarą, bet man irgi jie labiau atrodo tokia rudeniška. Ir kitas dalykas, tai yra mano ofisiniai drabužiai, su kuriais eidavau darbą. Ir kadangi dabar nebedirbu ofise, aš šiaip jų neapsimovu, tai nežinau, ar juos atsidėti, reikėtų susirasti jums kažkokią vietą atskirai pasidėti. Tai va dar žiūrėsiu, kaip man čia kas sutilps. Tai va, einu pasimatausiu dar šitą. Mažoką man čia bliskutę.
labai fainos tokios storos medžiagos, bet kažkaip keistai jie ant manęs visada sėdi. Aš kelis metus padariau visišką atradimą savo spintoje ir po to mano beveik visos suknelės yra nešiojamos ne taip. Tai ką aš supratau, kad daugelis rūbų mano spintoje daug gražiau atrodo užsidėjusi ne tą pusę. Tokia labai struktūrinė ir tiesaus kirpimo sunki medžiaga tiesiog stovi. Ir šiandien aš sugalvoju pabandyti ją užsidėti šitaip, nes ant nugaros yra faina tokia detalė, per visą nugarą eina sagos. Šiandieną aš pabandžiau ją užsidėti kaip liemenį ir aš iš tikrųjų padėjau ją atiduoti į labdarą, nes šį sezoną jos neužsimoviau. Ir galvoju, maži šansai, kad aš ją užsimausiu, jeigu aš jas nenešiojau. Žiūrinėjau rudenių liemenės ir vat šią pusę galiu nešioti kaip liemenį. Savo gimtadienio vlogę rodžiau, kad suknelę, kurią buvau užsimovusi, irgi aš ją apsukau, kur priekis paliko galas, kur gale priekis. 4 iš mano suknelių yra nešiojamas būtent taip. Yra viena iš Nexto suknelė, kur nusipirkau ir pirmiausia, aš ją ne taip užsidėjau, po to supratau, apsukau ir supratau, kad mano anoje pusėje daug gražiau, su diržu. Kažkaip pasikeičia pasiuvimas ir viskas. Tai va, jeigu turite suknelių, kurių nenešiojate, apsukti jas ir bent jau man tai beveik visą laiką suveikia. Ir mini triukas jums pabandyti. Susimažinau šią suknelę, įsidėjau gumą, nes nusipirkau ją labdaroje ir ji buvo didesnė dydžio negu aš esu. Ir galvoju, įsiversiu gumą ir turėtų sutvarkyti visą tą problemą. Bet dar labiau matosi, kad čia per daug medžiagos ir pastovėjo pas mane visą vasarą, aš neužsidėjau, tai irgi teks atiduoti į labdarą. Šios truputėlį gaila, nes nuprintas tai nuostabus. Matuojusi suknelės, kurių neužsimau šį sezoną. Tai, pavyzdžiui, ši nuostabi suknelė, jai reikia progos ir aš tokios neturėjau. Suknelė turi citrinas ant apačios, kosminė. Aš ją vežiausi į vienas atostogas, taip ir neužsidėjau, nes pradėjau lyginti ir pamačiau, kiek ten darbo ir galvoju, ne. Tai va pasimokiau, kad atostogom važiuoja rūbai, kurių lyginti nereikia, nes aš to tenais nedarau. O prisėdau, nes noriu parodyti savo mėgstamiausią rūbą. Nežinau, ar jis rūbas, nes aš jo niekada nenešiojau. Šių kelių filmukus kokį 10 metų, tai turbūt vienas iš pirmų mano video buvo, kaip aš kažkada radau sandaikčiuose šį nuostabų dalyką. Tai yra šilkinis kimono ir jis yra visas išsiuvinėtas, va tokiais žėrinčiais, kas čia drugeliai. Dvi pusės, viena pusė yra juoda ir papuoštas tik kišenės, o kita pusė, žinoma, yra visa tokia. Ir tai buvo tai turbūt yra mano viso gyvenimo mėgstamiausias radinys, pirkinys. Dievino šį halatą ir galvoju, reikia jį pasikabinti tenais, vietoj savo negražaus halato, kad aš jį galėčiau matyti ir džiaugtis. Kai Maris sako, oi, tai ar sukelia džiaugsmą, kai pamatai, kad va, šis halatas man visą laiką pakelia nuotaiką ir aš pamatau ir džiaugiuosi, kad jį turiu. Įdomu būtų paskaityti apačioje, koks mėgstamiausias rūbas yra jūsų spintoje. Nešiojat, nenešiojat, ko neišmetat ir ko turbūt niekada neišmesit. Tai lauksiu apačioje. Turėjau megztinį iš būtent šios parduotuvės, kurį nešioju beveik visus metus į darbą ir dar dabar aš jį turiu ir jis atrodo pasakiškai, kadangi anas toks kokybiškas, tai aš nuvažiavau tą parduotuvę ir ji vadinasi Parfois ir aš suradau štai tokį megztinį ir jis toks į color block, labai man patiko tos spalvos, viskas, bet užsidėjus jį 3 kartus kokius, jį gali mesti į šiukšlių dėžę. 60 ir 70 eurų man kainavo, tai nebuvo labai pigus, bet nežinau, ar matosi burbuliukai, velėsi ir, atrodo jisai siaubingai. Kitas dalykas irgi truputėlį nesąmonė padaryta. Tai yra kišenės, bet kišenių medžiaga labai labai tampri. Tai aš įsidedu savo telefoną ir tada mano telefonas ant tiek išlenda iš tos kišenės, matosi per apačią. Megztinis truputėlį nesusipratimas, nepasisekusi investicija pirkinys, nes galvojau, kad kaip ir ana, aš turėsiu daug metų, mylėsiu, nešiuosiu, dėl to nedvejodama pirkau ir truputį susimoviau. Čia vasara, dabar atsidarome rudenį. Tada. Aš čia dar vaikų šiltas pižamas sudėjusiu su. Taip, iš tikrųjų visai nedaug pas mane tų žieminių, bet čia yra pagrindė mano visi megztukai. Suknelė, tokia velvetinė, labai faina. Čia yra vilnonė liemenė. Vilnonis megztukas toksai. Irgi iš vilno, čia viskas iš vilnos ir dar turiu tokį fainą paltuką. Buvau pamiršusi. Toksai vat užsimesti labai fainas.
Hilfigerio nesunaikinama liemenė, nežinau, kokį 10 metų turiu. Ir labai myliu, nusiburbuliuoju ir vėl kaip nauja. Tada čia yra mano merino vilnos tokie maži ploni golfiukai. Štai kas liko iš mano spintos. Tai čia dar labai daug vietos liko. Šie dalykai yra visiškai visų sezonų, tai aš juos kartu ir laikau. Suknelės daugelis irgi yra daug sezono naudojamos. Tada mano odinis švarkelis. Tada turiu kašmyro pončą, kurį reikia išsigarinti, nes buvo suspaustas. Tada mano naujas paltukas su taškiukais, kur susimažinau. Ir mano avokos paltukas, tai jį reikia šiek tiek nuburbuliuoti, išgarinti ir bus labai gerai. Taip tiek pas mane paltukų, dar matėte tą rožinį pončą. Apačioje turiu striukę, lietpaltį ir liemenę. Ir vieną striukę tokią šuns vedžiojimą laikau mašinai. Vieniems pasirodys, kad aš turiu labai daug drabužių, kitiems, kad nedaug. Paltus, batus aš stengiuosi pirkti gerus, brangius ir naudoju juos daug metų. Visi kiti dalykai, vasarinės suknelės, dar kažką aš perku visokias. Turiu brangesnių, turiu pigesnių, bet pas mane jų kiekis yra jau didesnis. Visus šiuos žieminius drabužius aš turiu kelis metus ir jie laikys dar daug metų ir aš jų nekeičiu, nes jie yra kokybiški. Nusipirku nesenai šitą naują megztuką ir patiko labai spalva. Tai ištyso net neišplovus. Tik parodo kokią kokybę. Tai vis dėlto į tokius žieminius, ypač rudeninius žieminius drabužius aš stengiuosi investuoti daugiau ir turiu juos ilgą amžius. Lauko drabužių aš turiu nedaug palyginus, buvau pas draugės svečiuose ir ji turi atskiras 2 spintas savo lauko drabužiam. Avokos paltuką aš jau turiu kelis metus ir jisai man labai patinka, labai plonus, bet labai šiltas. Kadangi mes tų šalčių neturime, man kaip ir nereikia nieko storesnio, tada nusipirkau tokį labiau megztinį negu paltuką ataškuotą. Dar nežinau, ar jis man prilips, neprilips. Tada turiu pončą. Pončas yra irgi iš avokos, jis yra iš kašmyro. Tai jisai gan opus, aš nežinau, kad su juo bus reikalų, nes jeigu jį negražiai pasidėdi, susiglamžo, reikia jį prižiūrėti. Tai tas truputėlį mane nustebino. Dabar aš jį kažkada čia išploviau rankomis ir jisai išdžiovinau tiesiai tenais paguldžiusi ir vis tiek jis nelabai gražiai džiuvo, tai bandysiu šį išgarinti. Su juo dar turiu reikalų pasiruošti į žiemai. Čia yra merino vilnos megztukai, turiu tokį žalią, tada turiu tokį mėlyną, tada turiu tokį juodą, čia iš tikrųjų vyras gavo dovanų, bet jie mažas, nes jo tas kaklas toksai gan moteriškai atrodo, nepatiko jam ir pončų ir visokių tokių dalykų. Tai jos visą laiką susidedu į būtent tą dėžį ir užsidedu ant spintos viršaus. Vasarinių drabužių, man atrodo, dabar turiu daugiausiai. Nusimetu mum atostogas į šiltus kraštus, tai tas suknelės, kur manau, kad aš jas pasidėsiu ant viršaus, kad būtų lengviau susipakuoti lagaminą. Ir dabar einu, susikabinsiu visus šiuos megztukus. Matau, vieną reikia nusiburbuliuoti ir iš tikrųjų aš juos susitvarkau visą laiką metų pradžioje, o ne metų gale, nes jie būna susispaudę, dažnai perplaunu, nes seniau mes dėdavom tokius daiktus į palėpę ir kai ištraukdavai, būdavo vis tiek jie tokie suspausti ilgą laiką ir norėtųsi juos atnaujinti, tai išplaudavau visus, išdžiovindavau ir tada nuburbuliuodavau taip toliau. Tai šioje dėžėje netaip susispaudžia, netaip susiglamžia, bet vis tiek visus apžiūrėsiu, peržiūrėsiu ir tada susikabinsiu į spintą. Ir drabužių reikia susiūti, patrumpinti, pailginti, kažką padaryti. Aš jų į spintą nededu ir vienintelis dalykas, ką norėčiau visą laiką daryti, tai išsilyginti ir tada dėti į spintą, nes aš išsiplaunu ir pasikabinu, bet mūsų dabar džiovykliai yra labai gerai ir praktiškai nieko lyginti nereikia. Bet turiu lininių marškinių, kurių vasarą ir neužsimovu, nes juos reikėjo išsilyginti. Aš stengiuosi tokių marškinių nebepirkti, nes aš tiesiog žinau, kad aš jų nelyginsiu. Laikysiu, kol sunešiosiu, nemesiu, žiūrėsiu viską, kas yra šioje dėžėje. Dar turi būti batai kažkur, turiu 2 žieminius, tai reikia nusikelti, nes šiaip batų žieminių aš net nedodu niekada į viršų, nebent tuos su pašiltinimu vienus turiu, nes pas mus vienas sezonas praktiškai. Basutes, visokius tokius dalykus aš sudedu, nes maži šansai, nebent atostogas ar kažkas, tai atrinksiu basutes, sudėsiu į šią dėžę. Kaip ir baigiu susitvarkyti ir man atrodo, dar man laiko liks. Aš labai mėgstu skrybėlės, tai turiu tokias, čia yra kiemo sodininkystės skrybėlė, kažkada nusipirkau, niekada neužsidėjau, bet dabar turiu kiemą, galbūt eisiu darbuotis ir užsidėsiu. Tai turiu juodą ir turiu 2 juodas, turėdavau kažkada tamsiai mėlyną, nežinau, kas jai atsitiko. Tada čia yra mano šalikai, tada turiu vilnonės baretės, nes man jos patinka, tai turiu 3 spalvas, turiu pirmame aukšte prie lauko drabužių kelias jas, tik tais tamsesnės, kur mano 3 šalikai irgi aš stengiuosi arba investuoti, arba randu labdaroje, ar kažkur geros sudėties šalikus. Šie 2 vilnoniai, šitas su kašmyro, tada čia turiu labai gražų šilko šaliką ir čia yra, man atrodo, merino vilnos. Dar prie paltų turiu porą šalikų. Štai mano vasariniai drabužiai.
Tai rekomenduoju neišmesti tų maišiukų nuo užsakymų, kur gauname, nes labai gerai batams susidėti. Tai va, sudėjau basutes. Šitas naujas, tai nedėjau. Tai va, visi man drabužiai. Čia turiu drabužius, kuriuos vešiusi atostogų, garantuotai. Jeigu kažko trūksiu, pasimsiu iš tenais. Bet šiaip va, tuos dedu ant viršaus, nes manau tiesiai išdėsiu lagaminą ir skrisiu atostogų. Dar vešiusi šią suknelę, bet prieš tai reikia ją susiūti. Buvo diržiukas, buvo kilpa, aš ją išplėšiau ir bet kas gavosi. Tai labai faina lininė suknelė, manau, jie irgi atostogų vešiusi, tai va susisiūsiu ir dėsiu prie atostoginių drabužių. Ir tada ant viršaus dedu savo vasarinės skrybelės. Ši yra mano daugiametė mėgstamiausia. Tada turiu šitokią ir tada turiu dar tokių kepurių. Tai va, dedu jas ant viršaus. Ir šią turbūt irgi vešiusi atostogų, nes pati mano mėgstamiausia. Greitai dar susitvarkiau kojinių savo stalčiuką. Tenais yra apatinius stalčius nerodysiu, maudymkės ir visokie kitokie šortukai dalykėliai ir čia mano pižamų stalčius. Tai susitvarkiau ir tuos stalčius, labai norėčiau čia kažkokių gražių rankenėlių, bet nerandu niekas, kas patiktų. Yra mano kvepalų ir papuošalų stalčiukas, kurį irgi reikėtų susitvarkyti, bet turbūt paliksiu kitai dienai. Savo papuošalų stalčių. Tai čia visokio gėrio yra, labai man patinka vintažiniai visokie dalykėliai, tai va aš juos čia kolekcionuoju. Turiu va tokia, yra rankų darbo tokie lapeliai, papuošalas, karoliukai. Šitas yra labai fainas, jis yra padarytas iš perdirbto kartono. Gali naudoti kaip sagę, gali naudoti kaip ant kaklo papuošalą. Mano burbuliukai, labai faini. Čia irgi to pačio dizainerio yra va ir šitoks kaklo papuošalas. Tada čia, kai baigiau mokyklą, gavau dovanų nuo vyro ir mamos. Tai čia yra toks ant kaklo papuošalas, jis atsidaro ir gali pasikeisti jo viduriuką. Tai turi kelis, tada čia ant kaklo keli dalykėliai, laikrodžio visi dalykėliai, keli mano šalikėliai, diržai. Ir čia yra ant kojų apyrankės. Aš jas labai mėgstu, tai turiu nusipirkusi nemažai. Visiems atvejams. Tai va, susitvarkiau pagaliau. Pagaliau apsirengiu po 100 drabužių matavimuose, nes tuoj grįš vaikai iš mokyklos, vyras parveš juos ir man reikia eiti papietauti, nes aš pusryčių nevalgiau ir jau pradeda dingti mano gera nuotaika. Tvarkydamas radau vieną dalyką, kurį noriu jums parodyti, tai yra mano tėvo basutė. Ir sakau basutė, nes ji yra viena. Ir mes, kai kraustėmės, kažkaip dingo viena mano basutė. Vienas batas. Tai aš pasidėjau prie visų batų ir laikiau, virš metų laiko dabar. Neradome antro. Šiandieną nusprendžiau ją išmesti, nes, neatsiranda. Ir labai rekomenduoju tavo basutės. Čia mano antra pora. Turiu platformas ir turiu šias. Tai šias kalnams, pasivaikščiojimams ilgiems yra pačios geriausias. Ir negaila išmesti iš tikrųjų, nes labai jų suvarytos. Ir čia žiūriu, netgi katinas man yra sukandžiojęs maži dantukai. Tai pasidariau tokį mintise mini sąrašiuką drabužių, kurių man reikia. Susitvarkiusi spintą supratau, ką nešioju ir ko ne. Bijau, kad aš labai nešioju marškinius ir norėčiau juos atsinaujinti, nes tuos, kur turiu, pirkau primarkę iš tikrųjų. Tai kažkodėl vieni labai geri, o vieni puikiai nešiojasi, o du paskutiniai, kur pirkau, kokybė visiškai kitokia ir susiburbuliavo. Tai galvoju, kad reikės ieškoti kažkur kitur ir pas mano iš New Look marškiniai, pas 3 metai marškiniai ir kaip nauji. Tai va, manau, reikės užsukti į New Look pasižiūrėti, ar jie turi rudeniškų marškinių. Prieš porą savaičių apmažinau šiek tiek batus ir turiu tokius batus, kur gaila išmesti, bet nenešioju. Tai įdėjau ir pardaviau. Ir kelias poras batų ir 60 eurų užsidirbu. Turiu vienas kelnes, kur reikia atsisiūti. Tada turiu tą suknelę, kur sugrįžo. 2 megztiniai, kuriuos reikia nuburbuliuoti. Dar įdėjau skalbti porą megztinių, kur išsikėliau. Pagaliau susitvarkiau savo spintą ir bus labai paprasta susiruošti ryte. Ir iš tikrųjų, kai susitvarkai iš naują spintą, tu atrandi drabužius, kurių šiaip įprastai
nenešioji ir visai smagu, nes jie jaučiasi nauji, pamiršti ir kažkaip net nereikia nieko naujo. Ir užkelsime tą dėžę, išsisirpsiu ir bus viskas. Pilna šiukšlių maišą labdaros ir galvoju, galbūt reikės šiandieną ar rytoj išvežti. Ačiū, kad praleidote šią spintos reviziją su manimi. Tikiuosi, užmotyvuosiu jūs susitvarkyti savo spintą, sumažinti, ką turite. Galbūt susitiksime kitą pavasarį vėl su tokiu filmuku. Ačiū, kad buvote kartu. Susitiksime kitame mano filmuke. Iki.